Sveiki, dabar apžvelgsime, ką šis mėnuo žada vandeniams. Taigi, birželio mėnuo vandenio ženklo atstovams. Pirmoji korta mums rodo pagrindinę šio mėnesio užduotį. Antroji korta rodo, kas šiuo metu vyksta ne taip, kaip turėtų. Ir trečioji yra patarimas, kaip nukreipti kuo geriau savo energiją, savo veiksmus, kad pilnai išpildytume šio mėnesio uždavinį. Taigi gavome tokį gražų išdėstymą. Delfinas, aš manau, labiausiai atitinka vandenio ženklo žmonės, nes yra tokie pat protingi, tokie pat linksmi, tiesiog nardantis po gyvenimo vandenis ir teikiantis džiaugsmą aplinkiniams. Taip, kas šį mėnesį yra aktualiausia. Iš šio išdėstymo matosi, kad vandeniams yra susilpnėjęs ryšys su gamta. Vandeniai yra tokie inovatyvūs žmonės ir jiems technologijos iš tikrųjų labai didelę reikšmę turi jų gyvenime. Ir iš jų kortų matyti, kad jie per daug laiko galbūt dabar praleidžia tokio industriniai aplinkoj ir visos kortos kviečia atgal į gamtą. Vėžlys mūsų išsidėstyme reiškia žemės energiją. Jis kviečia vandenį visom 4 kojom grįžti ant žemės. Tai yra tiek ir tiesioginė prasme, tai yra kuo dažniau išeiti į gamtą, pasivaikščioti, geriausiai basom kojom, pajusti žemę, pajusti žolę, sukišti rankas į žemę, kažką sodinti, kažką ravėti, kuo daugiau laiko praleisti netoli žemės, tiesiog atrasti iš naujo tą visą ryšį. Taipogi vėžlys kaip vėžlys savo kiaušinėlius slepia smėlyje ir tiesiog laukia tam tikrą laiką, kol jie išsiris. Tai čia būtų patarimas vandeniams kol kas neviešinti savo naujų idėjų, o tiesiog kaip vėžlys užkasti jas į savo sąmonės smėlį ir leisti joms subręsti. Nes jeigu jas ištrauksime dabar per anksti, jos gali nepasisekti, nepavykti, nevyks viskas taip, kaip jūs dabar planuojate. Jums dabar geriausiai kol kas tas idėjas dėti į inkubatorių ir išlaukti, kol jos galutinai subręs. Elnias mūsų išdėstyme, jisai gali simbolizuoti, kad šiuo metu darbų našta, pareigų našta yra truputį per daug didelė ir būtina yra pailsėti, būtina yra atsitraukti, pasirūpinti savo fizinę sveikatą. Tai yra daugiau gryno oro, daugiau vitaminų, daugiau šviežio maisto, šviežių daržovių, vėlgi sugrįžimas į gamtą. Taipogi šitą kortą turi tokį įspėjimą, kad jeigu jūs turite porą, draugą, žmoną, vyrą ar panašiai, ar šiaip šeimos nariai gali jausti tokį atitolimą nuo jūsų per tos visus darbus, per tos visus rūpesčius. Ir šita korta primena, kad būtina atsigręžti į tos žmonės, kurie yra šalia ir sustiprinti tą ryšį, nes jisai gali būti dabar truputį susilpnėjęs. Ir taip mes ateiname prie delfino. O delfinas tai yra toks labai įdomus ir unikalus gyvūnas.
ir jisai simbolizuoja oro stichiją. Jisai simbolizuoja kvėpavimą, nors jisai gyvena vandenį, bet jisai vis tiek kvėpuoja plaučiais ir jisai moko vandenius, kaip suderinti būtent tą kvėpavimą ir vandenį. Ta prasme, visur turi būti pusiausvyra tarp darbo ir poilsio. Dabar vandeniai yra truputėlį tokie į vieną pusę susikoncentravę ir pamiršę kitą. Tai šitas išdėstymas, šitas delfinas kviečia juos pavirsti vaikus, grįžti į gamtą, pavaikščioti jūros pakrantę, pakvėpuoti grynų orų, išeiti į gamtą, į mišką, džiaugtis, kaip vaikams juoktis, duoti plaučiams darbo, kad jie išsivalytų, kad jie prisipildytų šviežio oro. Čia yra toksai kaip užsisėdėjimo tokia rizika ir tiesiog pripildyti plaučius šviežio oro, šviežio juoko. Ir tuomet, kai papildysim žemės energijos atsargas, papildysim oro ir vandens atsargas, tada vėl įžiebsime ugnį savo širdyje ir su lengva širdim, su šviežiu oru grįšime, išsikasime savo tos idėjų kiaušinius ir tada jau jie galės pradėti vystytis su naujom jėgom, tada produktyviai, su tokia gausia moteriška žemės energija, gerai patrešta, mes galėsime tas idėjas jau užauginti ir paleisti į pasaulį. Taigi to ir linkiu vandeniams šį birželio mėnesį.